Labą rytą. 39 dienos ryts. Taigi turim pusę 8. Ką tik atsibudau čia prieš 5 minutės kokį. Tai žodžiu, žiauriai kažkaip galvoj šiandien nemiegojau. Daug kartų prasibitęs buvau. Iš pradžių čia kaip atvarėjau tą kambarį, tai toks dažniaks buvo. Tai langą palikęs pravirą buvau, kaip nuėjau miegoti, tai prasibudau 4:30 nuo paukščių čiulbėjimo. Iš čia po langais kažkur tai šilbėjo. Tai nuėjau tipo vėl miegoti, pusvalandį tą numiegau. Gal valandą kokią, ten po 5 kažkada atsikėliau, čia kažkoks triukšmas, kažkas čia vyko. Tada vėl bandžiau užmigti, vėl kažkiek numigau, žodžiu. Ir dabar atsibudau jau kaip ir su visu. Vakar užmigau irgi vėlokai, kokį gal 2:30 kažkas tokia. Nu, žodžiu, kokias 6 valandas gal numigau, kažkas į tą pusę. Na, bet nieko, kaip nors. Vis tiek, kadangi jau 7:30 turim 8 valandą pusryčiai, tai tipo daleisim kaip ir laiku, čia atsikėliau. Tai, nežinau, po truputį rengiuos, ruošiuos, bandysiu eiti, pažiūrėti, ką ten pusryčių duos. Ir kavos būtinai reikia pasiimti, kokį porą puodelių iš karto šauti, kad biškį prasibandyti, nes toks dažęs jaučiuos dabar visiškai. Na, taigi, grįžau, pavalgęs. Pusryčiam buvo kepti kiaušiniai su skrabučiais, žodžiu, su feta sūriu, dar kažką. Na, standartiškai tokie pusrytukai lengvi. Tai visai skaniai pavalgiau, kavos atsigėriau, ten kokią valandikę pasėdėjau, taip neskubėdams viską. Tai turim dabar po 9:15, einu į dušą, nusimaudysiu, po truputį pradėsiu ruoštis. Šiaip turiu iki 11 palikti, bet nežinau, dabar po 9:15, manau, gal iki 10 net spėsiu. Vakar video užbaigiau, viską padariau, tai lieka dabar tik tai įkelti, tai įkelsiu tuoj video dar, kol kaip nusimaudysiu. Ir reikės pradėti dėtis tašes, viską susipakuoti ir judėsim į Graikiją. Kadangi biškį dar laiką turiu prieš išvarant, kadangi ten man viskas cyp girgžd, taip toliau jau atrodo ant mirties ribos tas dviratis, tai nusiėmiau čia ratą, bandysiu biškį susireguliuoti tos stabdžius, tą biškį ratą pasižiūrėsiu kaip čia kas, dėl ko čia viskas, gal kažką pavyks sukonstruoti, kad truputį lengviau riedėtos, tai pasidarbusiu čia prie to dviračio kokį pusvalanduką ir tada tik tais bandysiu kilti. Nu vo, kaip bitutė dar priekinis ratas. Jokia garsa visiškai, sukas puikiai, viskas susitvarkiau, einam galinį ratą žiūrėti. Gerai, jau dabar dėl galinė, lyg tai sutvarkiau, nebesiliečiu stabdžiai prie stabdžių diskų. Bet padanga nėra idealiai užmontuota ties šita vieta, bet tikrai aš jos nepermontuosiu, nes galbūt suvaryta ta padanga ir vos per ventilių lygtais leidžia. Nežinau, čia yra davusi kitų nesąmonių su tuo galiniu ratu. Čia kur tą bagažinę tvarkau, tarpinį, čia žodžiu visai jau nukepus yra, reikėtų ir tą tarpinę keisti. Žodžiu, ant galinę ratą biškį reik priežiūras įdėti. Tai išsivaliau čia grandinę. Į lauką kaip išeisiu, susitepsiu tą grandinę čia. Kambarį nenoriu privaryti tos alyvas. Tai žodžiu, nu, manau, iki Graikijos datemsiu. O paskui ten Graikija į Ovaną, į Jonavą, kažkoks ten tas miestas yra. Tai iki jo ten 115 km. Tai greičiausiai, jeigu ir pasieksiu jį, tai šiandien nieks nedirbs, tai rytoj tenais užsuksiu, mačiau yra tų dviratinių, jį paprašysiu, kad man ten normaliai viskas sutvarkytų su to galiniu ratu, nes čia su to galiniu ratu tai yra problemyčių biški. Ir be to, ir 8 truputį metų galinis rats,
Tai reikės to špykius sureguliuoti truputį. Nu žodžiu, yra ką veikti čia su tų galiniu ratu. Priekinį viską normaliai susitvarkiau, bet galiniam da reik biškį įdėti meilės, bet ne visai mano pastangom, ką galėjau, tą padariau. Nu ką, viską susiruošiau, susipakavau tašikės, jungiam kompiuteriuką ir šiandien pradedam nuo 3430 km. Tai nešaus dviratį į apačią, tašikės jau sukrautas, nežinau, ir bandom įdėti link Graikijos. Tai šiandien vėl lauk daug kalnų, nes dabar čia to keliu, kur važiuoju link Graikijos. Tai vėl visokie kalnynai ir žiauriai karšta šiandien. Dabar turim pusę 11 kažkurtais ir mačiau 30 rodo dabar šiuo metu. Tai nevėsu tikrai. Tai iki Graikijos sieną šiandien 5. Tai tikrai manau pasieksim. O ką darysim su miegu, tai nežinau. Nes šiaip kaip vakar minėjau, nuo 5 kažkurtais valandas audras rodo vėl su žaibais ten ir panašiai. Šiaip visai norėčiau gamtoj pamiegoti. Tai jeigu praeis tie žaibai, jeigu nelys, nežaibuos, tai pamėginsiu kažkokį spotuką susirasti, kažkur kur tenais Graikijoje išmiegoti, nes tenais aplinkui toj Graikijoje važiavus pradžioj, kaip mačiau, ir nelabai tų hotelių yra. Nu, yra viens kits, bet brangoki. Tenais po 500 eurų. Nelabai tiek noriu mokėti. Tai žiūrėsim, kaip čia kas gausis kol kas su nakvynė. Bet dar dėl nakvynės planuoti kažką tais per anksti yra. Kol kas pirma reikia bent jau Graikijos sieną kirsti sėkmingai. Pažiūrėsim, kaip ta mano padanga galinį gyvena. Nežinau, kažkiek lygtais leidž per tą ventylių. Bet nežinau, gal nieko baisiai ten nėra. Tai vis karts nuo karto, kaip sustosiu, pailsėti ar kažką tais, vis reikės pažiūrėti, kaip ta padanga gyvena. Matau kažkokį šaltinėlį, bandom sustoti, paragausim čia, geriams vandenuks. Jeigu ir negeriams bus, tai bent jau apsiprausiu, biškai atsigaivinsiu, nes karšta diena. O jeigu bus panašu, kad geriams, tai reikės ir gertuves prisipilti. Bet čia nežinau, bambalių mėtus panašu, kad čia gal ir pila žmonės tą vandenį. Toj pažiūrėsim, paragausim. O šiaip dviratis, tai panašu, kad dėl savo gyvybės jau po biškį kovoju. Nes iš vis ir visokie cipimai ir girgždėjimai eina. Neįspūdinga, žodžiu, situacija. Nu, ką tas vandenuks rodo. Ką žinau, gal ir geriam. Visai neblogai atrodo. Atsigėriau, prisipyliau gertuvę, nes kita pilna buvo. Viena tokia pustuštė buvo, tai prisipyliau tą gertuvę. Bandom įdėti tolyn. Čia šiandien daug tų kalnų lauktai. Reikės to vandens tikrai. Čia kaip tik matau, va tie kažkoks žmogus su bambaliukais vandens prisipilti, tai tikrai geriam šio vanduo yra, viskas okei. Ir turim dabar po 11:15. Šiaip pakankamai kukluoki ten tie pusryčiai šiandien buvo. Ten buvo vienas keptas kiaušinis su feta sūriu, skrebučiais ir džemu. Tai kaip jau ir visai gal kažką pavalgyčiau. Tai nežinau, čia kažkokį kafe restaurantą yra. Gal čia pavalgyti kažką minimaliai. Nu pažiūrėsiu, ar čia kažko yra valgyti, nėra. Bet čia visą tas vanduo žiūri tekantis yra. Nu pažiūrėsiu, ar čia kažką valgyti. Tai va, atvariau į tą užkandinę, pasiėmiau graikiškų salotų ir pasiėmiau energiaką šaltą, nes žiauriai karšta. Tai pavalgau ir judam tolyn. Na, kaip ir pavalgiau. Žodžiu, jie atsiskaityti tik tais grinais. Tai pusę savo sumokėjau eurais, pusę sumokėjau lyrom. Viskas tvarkoj, sakė, viskas gerai. Bet esmė tame, kad čia
tų daržovių privalgiau, svogūnų visokių privalgiau, tai kažkaip keistai tas skranduks. Kažina, nereikės kažkur į krūmus paskaistuoti. Tai, bet kol kas viskas normaliai lygtis. Tai minam tolyn. Žiūrėsim, kaip čia seksis šiandien. Kiek žiūrėjau, bus tų kalnų, bet ne taip baisiai kaip vakar. Bet bus. Tai žodžiu, kol kas dabar čia kaip matau leidžiamės, bet reikės nemažai ir kilti dar. Tai jėdam tolyn ir jėdam link Graikijos. Ten koksai irgi status kalnas atrodo. Žodžiu, nors ir tipo šiandien karšta diena, bet debesiukų yra. Tai saulė už tų debesų užlindus, vėjuks toksai jaučias. Tai visai normaliai čia minas. Tik tais, kad tų kalnų truputį yra. Tai nesirenk labai lengvai tie kilometrai šiandien. Ir šiaip, kaip sakiau, naktį nelabai įspūdingai kažkaip išmiegojęs esu. Tai gal nėra per daugiausiai tos energijos šiandien pas manęs. Bet nežinau. Menu ir tiek. Tuo salotikė susivirškina, lygtais viskas okei. Nes iš pradžių taip kažkaip nelabai tas skrandis atrodė. Bet dabar viskas liuks. Tai nežinau. Viskas gerai. Minam tolyn. Iki Graikijos sienos, nežinau, čia kokį. Ten 50 kažkas tokia kilometrų likę. Tai da yra biškį to atstumą, bet artėjau po truputį. Tai tikiuosi neužpuls čia lietus ar audra, kur praneš šiandien iki tol, kol sienas nekirtau. Gal iš viso net neužpuls, nes ten ta audra, to žaibus, tai tik tais kelias valandas ten rodo. 5, 6, 7 man rodos 3 valandas, kažkas tokia. Nu ir paskui tipo vėl viskas kaip ir okei. Tai matysim. Bet tai čia viską tą rodė tenais tą mieste, kur šią naktį miegojau. Gal iki Graikijos, kaip davažiuosiu, kažkur nais kitur tie debesiukai. Na va, atvažiuojam į Gyrokaster miestą. Šiokį tokį dviračių taką čia tur. Nebaisiai įspūdingas, bet normaliai gali važiuoti. Tai nežinau, prasuksi gal pro kokią parduotuvę, kažką gal pasimsiu į kelionę valgyt, nes ką iš maisto atsargų turiu, tai riešutukai, kur ten kritiniam atvejui, ir dar turiu avižinių sausainių truputį liukusi ten. Kokie gal 5 sausainiai, tai būtų gerai da kokį 7 daysą bent jau įsimesti į kelionę atsargai, kad būtų ar kažką. Dar nežinau, kokį izotoninį gėrimą ar fantas tokios visai norėčiau. Nes nors ir pasislėpus tą saulikį už debesų, bet tai žiauriai kažkoks dušneks, šlapės, visas minus čia. Tai kol kas minam, matysim kokią mažesnę parduotuvėkę reikės stabtelti. Nu va, kažkoks big market matau. Bandom sustoti, kažką nusipirkti. Na, apsiprekinau, pasiėmiau porą tokių, kaip 7 daysų, tai vieną dabar suvalgysiu, vieną į kelionę įsimesiu. 7-upą pasiėmiau, tai šitos 2 dabar suvartosiu. Ir vafliukų dar nusipirkau, tai į kelionę įsimečiau vafliukų ir vieną tokį, o tos 2 dabar suvartosiu. Tai čia atsėdęs ant žemės prie tos parduotuvės valgau ir judu tolyn. Na va, užkandau, biškį palisėjau ir dar pedalą guoliai ten, kur yra. Mačiau, kad daug šlamšto visokie priėjai yra. Garsiau negal ten tą nesąmonį dirbti. Tai žodžiu, ir pedalą guolius biškį prasivaliau, nes mačiau daug šlamšto buvo priėjai. Ir tepalą neturiu, ten tam skirta, tai su to, kur grandinė tepus susitepiau. Vis tiek manau geriau negu nieka. Tai judam tolyn. Nežinau, čia kiek iki tos sienos liko. Net nepažiūrėjau, bet žodžiu, judam ir tiek. Kažkokia šiandien diena, nežinau, gal dėl to, kad lievai miegojau šią naktį, bet atrodo mini. Pasižiūri 1 kilometrą numynęs,
Vėl atrodo mini, atrodo jau kokį 5 būsi numynęs, pasižiūri 1,5 kokią kilometrų numynęs. Kažkaip labai lėtai šiandien tie kilometrai mažėja. Nežinau, ką padarysi, bet to kalnai net neprasidėjo, nes toj parodysiu. Va kas lauk. Čia 37,5 km tas mastelis. Tai kol kas čia pakankamai lygiai tą minu, bet tai va čia toj prasidės kalniukai, biški. Nežinau, įvensim kažkaip. Į visas kalnus įminam. Sustojau į stotelę, biški palsėti. Sakau, pažiūrėsiu, kiek čia to šilumos. Tai plus 34. Tai belia kaip karšta, nors ir debesis čia tipo saulikiai už debesų, bet tai vis tiek belia kaip kaitin, belia kaip čia karšta. Norėjau pažiūrėti, kiek iki Graikijos sienos, bet čia kažkose laukuose, kalnuose esu, tai negauda interneto, tai neim pažiūrėti, tai palisiu porą minučių ir judu tolyn. Jau čia kokie 5 kilometrai kaip va, graikiški visokie ženklai prasideda. Dar nesu Graikijoje, manau kokie apie 15 kilometrų iki sienos, bet jau prasideda. Tie ženklai, vis matau čia tų graikiškų visokių raidžių. Tai kaitinam po biškį link tos Graikijos, pradėt kilti vėjas, matau po biškį. Ir tas vėjas šoninis, va iš tos pusės grinai. Ne iš priekio, ne iš galo, grinai iš to šono. Tai kartus koks gūsis, kaip parint, biškį užmeta dviratuką. Bet niek, viskas normaliai. Svarbu ne iš priekio, kapoj tas vėjas, tai minti. Čia tų mašinų biškį apmažėja tas eismas kažkoks. Tai visai šiaip normaliai minus. Nežinau čia, tas kalnas čia, kur didelis lauk, tai tuoj pažiūrėsiu. Manau, kaip tik turėtų jisai ir būti ties Graikijos sieną. Tai galimai bus taip, kad užkilsiu į tą kalną, bus Graikijos siena ir tada jau būsiu Graikijai, užkilęs į kalną. Na, maždaug taip atrodo iš akies žiūrint. Tai pažiūrėsime, būsiu teisus ar ne. Ir dar, kadangi artinuos čia jau prie Graikijos sienos, tai turiu popierinį 500 lyrų, tai čia apie 5 eurus. Tai tą pasiliksiu atminimui, nes visai gražus toks pinigėlis. Bet turiu ir metalą. Ten, nežinau, kokį 100-105 lyrų. Tai už tiek išeitų arba vandens, arba energetinį pasimti. Tai reikės kokiai degaliniai sustoti, išleisti tą metalą, nes ten tų lyros centų tai nereik man be reikalo čia vežiuotis. O Graikijoje vis tiek jau eurai. Tai vis tiek manau, kad čia iki sienos turėtų būti kažkas ar parduotuvikė ir degalinė. Tai reikės stabtelti, pasižiūrėti, kiek ten to metalo turiu. Ir tą metalą reikės išsileisti. Na va, sustojau, pasižiūrėjau, kiek ten turiu tų pinigėlių. Tai pasirodo 70 centų turėjau. Tai pats tas vandenuką pasiėmiau už 7 centų, atsigeriu, kol dašals yra porą gurkšnių ir judam. Na va, po biškį ir prasideda tas kalnas. Tai taip greičiausiai ir bus, nes dar nekirtau Graikijos sienas, o jau kompiuteriuks rodo, kad pradedam kilti. Tai greičiausiai taip ir bus, iškilsim į kalną, bus Graikijos siena. Tai žiūrėsim, kaip ten su to sienos kirtimo, ten užlaikys, ar neužlaikys, ar greit praeisiu. Jeigu čia nebus tas kalnas kosmosas ir tenais ant tos sienos nestriksiu, kad nereikės ten kokį pusę valandos ar ten kažkiek žodžių būti, tai tą bandysiu tada, ką žinau, į Jonavą, tą, kaip ten vadinas, tas Graikijos miestas, netoli sienos pasiekti. Šiaip yra dar nemažai tenais iki jo, kadangi čia nėra interneto, negaliu pasakyti. Na, bet nuo sienos dar koks 5 kilometrų, tai manau tikrai dar yra ten iki jo. Tai jeigu ten nebus kosmosas kalnai, tikiuos pasieksiu. Nes realiai tenais tik tais vienintelė vieta, kur kažką galėčiau permiegot normaliai, tipo hoteliuką pasiimti ar kažką. Nes visur kitur tai yra grinai viens ant sienos. Tai čia, kaip suprantu, siena bus už 8 kilometrų. Nu tai ten tikrai nenoriu miegoti. Ir plius be to man atrodo, kad tas ant sienos
tai yra Albanijos pusė, tai pagal viską dar net nekirščiau, tada šiandien sienas į Graikiją, o vis tiek noriu. Nu, paskui už sienas, tenais nieka nėra, porą hotelių ten po 7-8 eurų, tai tikrai tokius nevarysiu, tiek nemokėsiu pinigų. Nu, to Jonavai, tai mačiau, kad yra tenais po 3-5 kažkas tokia. Tai toks variantas dar tiktų man. Siena į Graikiją, žodžiu, čia buvo tik tais mažas kalniuks. Dabar vos nusileisim ir tada bus labai rimtas kalnas, iš karto kirtų sieną. Tai bandom kirsti sieną, žiūrėsim kaip čia, kas ar tikrint baisiai, nelabai. Nu tai ką, kirtau, žodžiu, tas abi dvi patikras, bet tai niekur nerandu kažkokią ženklą, kad sveikai atvykę į Graikiją ar kažką tokią. Tik tais, kad graikiški ženklai, bet tai kažko, kad atvykus į Graikiją nieko nėra, tai tipo neis čia niekur man kažką nusifotkint. Eikiai, kaip lievai. Čia irgi ne. Nu vis šis tas. Nežinau, prie tokio bent jau nusifotkinsiu. Vis kažkiek informacijas graikiškas. Nu, bet čia ir ženklai, kitokios jau spalvos, kitaip viskas. Žodžiu, tiek, kad nelabai ką valgyti turiu. Nu, turiu vafliukų 7 Days'ą ir čia dabar lauk riebus kalnas manęs. Kokį 10-12 km su daug sukilimo. Tai nežinau, nepanašu, kad čia bus kažkur kažką pavalgyti. Čia ant sienos buvo kažkiek užkandinį, bet kortelę negalima atskaityti kaip visą laiką. Tai nežinau, reikia paminti kažkiek, arba reiks kažkur čia pavysiukį sustoti, pavalgyti kažką, bent jau tų vafliukų su vandeniu. Tai greičiausiai taip reikės daryti. Ir jau debesis po biškį neaukės. Nu, nežinau kaip čia viskas gausis man šiandien. Bet pasistiprint biškį jau reikėtų, nes turim po 3 kažkur tais 15. Tai ten 8 valandą tų pusryčių ir ten po 11-15, kiek ten buvo tų salotų biškį palisiau. Nu tai kaip ir tą 7 Days'ą vieną nusivalgiau, nu tai irgi kažkiek ten tų kalorijų daleiskim. Žodžiu, būtų gerai kokią degalinę rasti ar kažką, kad eitų kortelę atskaityti, bet nepanašu pagal žemėlapį žiūrint, kad čia kažkur kažkas bus. Tai reiks stoti. Gal čia ir stoju, va, pavėsiuks yra. Atsisėsiu čia ant žemės į valgau, žodžiu, vafliuką. Nu nežinau. Pasidėjau čia kažkiek kokias 5-10 minučių. Biškai užkandau. Bandom į tą nežmonišką kalną kelti. Ir galvojau čia pasižiūrėti kaip čia kas, bet tai internetą negauda, bet tai čia gal dėl to, kad kokį porą kilometrų nuo sienos ten nuvažiavęs. Ar nežinau, kas nors su planu mano blogai, kad Graikijoje negauda. Bet niekada dabar nepadarysiu. Reik minti ir tiek. Paskui, jeigu jau ir iš tikrųjų čia mano tas internets neveikda leiskim, tai surasiu kokią nors degalinę ar kažką, kur Wi-Fi's yra. Tenais kažką susiorganizuosiu paskui. Tai bandom minti kol kas, į toj parodysiu. Į tokį kalną, žiauriai baisu. Ir nežinau, kaip užminsim, gal rasim kažką. Be to, temperatūros jau 35, nebe 34 rodo. Ir tolumoj girdėjau per kūną jau porą kartų. Tai žiūrėsim, kaip čia kas. Ar gausim šiandien lietaus, žaibų, ar čia kažkur tolumoj viskas ir praslinks. Negailestingas tas kalnas, bet jau realiai užkopiau. Ta mano Jonana, kur sakiau, 50 kg nuo čia. Įda mačiau dar vienas toksai pat kalnas, kaip dabar, kad užkopiau lauk. O užkopiau dabar 320 metrų. Tai dar kažkas tokio lauk panašiai. Tai nežinau, tai dar 50 km. Ir dabar turim po 4-2. Nežinau, nu kaip ir įmanoma.
iki 8 kokį 4 valandas 5 kilų su kokiais 500-600 sukilimą. Biški jaučiu daugiau gausis, kokie 700 sukilimą. Na kaip ir įmanoma. Žiūrėsim, kaip čia gausis. Dar reiktų sustoti kažkur kažką pavalgyti per tą laiką. Ir plius čia vis ta perkūnija daužo, dangus ten tiesiai neaukęs, po biški tokia ir drėgmė užžodžiu. Tai jaučiu link kažkur, nežinau, matysi kaip čia gausis. Kol kas minam. Koks lėktuvuks. Gal užsukti nusifotkint? Jau čia taip ir reikia padaryti. Ne kiekvieną dieną čia tokį pamatai. Ir man rodos, kad pamelavau. Jaučiu, kad ne 4, jaučiu, kad 5. Nes lygtais Graikijoje čia yra laiko zona kaip Lietuvoje. O čia Albanijoje ir prieš tai, kur buvau, tai -1 valandą buvo. Tai dabar į tą Jovaną, žodžiu, nebent ant kokį 9, tada gaunas, kad atvaryčiau. Nu, matysiu, kaip čia gausis, ką žinau. Dar kol kas lygtais nėra blogai dėl maisto atžvilgė, bet dėl gėrimo atžvilgė tai visai neblogai būtų vandenuką, dar kažko, energiaką kokią. Va kokį iššauti šaltą energiaką, suvalgyti kokį dešrainį ir kokį litrą vandens bent jau gauti. Tada tikrai daminčiau kitos Jovanas, bet kol kas čia nepanašu, kad čia bent jau vandens kažkur eitų gauti. Tai kol niekur nėra čia bent jau vandens gauti, tai tol ir minam. Nėra ko stoti. Nu, sustojau čia tik tais prie to lėktuvo, nes ne kiekvieną dieną pamatysi. O Jėzau, kaip piktai dangus atrodo čia prieky. Visiškai juods. Ir tą žaibą mačiau už tų medžių. Nežinau, jums matėsi, jaučiu, kad nelabai. Bet tai labai piktai atrodo. Jaučiu, čia gausiu ir žaibų, ir liūties aš. Nelabai čia kur ir pasislėpsiu. Atviruoja automagistraliai, kažkokioj čia esu. Nu ką padarys? Lašnuoti pradedi ir griaudyti bele kaip. Ką tik bele koks griaustinis šovė, bet greičiausiai nespėjau kameras įjungti. Iš tos pusės kažkur. Jau yra atviesa, o ors jaučiu ir laipsnį gerai nukrita. Jau 29 rodo. Prieš pusę valandas 3-5 buvo kažkurtais. Dabar 2-9. Nu, pareinčia. Gera pasaulio pabaiga. Čia reiks greičiausiai ieškoti kažkur, kur slėptis. Arba mautis balionkę ir kaitinti. Per lietų, ką žinau, žaibus. Po tokį būtų gerai rasti kažkokią pavėsinėkę, prinerti kažkur, jeigu pradės lyti. Arba kokią užkandinę, kur lysti. Bet kol kas čia nieka iš viso. Visiškai nieka nėra. Tuo keliu čia nuo sienos taip ir kaitinu, jokios parduotuvės nieka nebuvo. Nu, jau lyn. Ir žaibai. Mačiau čia porą gerų žaibų, tokių bam per visą dangų ten. Žodžiu davė. Griaustinis irgi čia duoda. Artėj čia viskas. Ir panašu, kad greitai artėj. Nežinau, čia manau, kokį dar pusvalandį turiu. Ir bus ragas už kokią pusvalandžią. Na jau dabar lyn. Tai čia už pusvalandžią, manau, pasaulio pabaiga bus. Beliokiais dėliai pradėjo daužyti. Bet matau kažkokią ten namuką. Šoku į tą namuką. Nežinau, pabandysiu biškį prakimarinti. Gal šiais pralaukti. Per telefoną dar pažiūrėsiu, ką čia rodo. Na čia, jeigu dar būtų atsisėsti, tai būtų iš viso ledas. Vėl žaibą mačiau belę kokį. Tuoj turėtų griaustinis pareiti. Iš kažkur tais. Bijau čia net į lauką lysti. Girdit griaustinį?
na, bent jau vienas pliusas, kad nebekaršta. Gerai, žodžiu, ką žinau, čia pakimarinu, kol biški praeišė ta liūtis, nes dabar tai nesąmonė čia, kaip taip lynu. Čia iš viso ledukais, pažiūrėkit, ledukais, tokiais duoda. Sakau, kad čia nesąmonė, vėl ledukais čia šauda visur. Normaliai, ką tik 3-5 buvo, dabar ledukais daužo. Iš vien belia kokie žaibai šauda, ledukais čia iš vien daužo. Belia kokie iš tikrųjų stiprų žaibai. Gal kokį pavyks čia pagauti, nes šiaip čia kas 30 sekundžių kokį šaun pa belia kokį žaibą per visą dangų. Tai žiūrėjau orų prognozę, nes jau internetas atsiradęs yra, nuo sienos pavažiavus. Tai rodo, kad už valandas turėtų pasibaigti čia visa ta nesąmonė. Tai tikiuosi taip ir bus. Nes per tokį orą kaip ledukais varo, tai nelabai nori čia minti kažkur. Plius, kaip čia stogiuką tokį neblogą radęs esu. Tai nežinau. O Jėzau, kokie ledukai dydžia. Nykščia dydžia per nagą. Kokie dydžia ledukai. Baisu, kad... Baisu čia kas dedas. Gerai čia mane Graikija pasitiko. Visai nedraugiškai. Eik. Kokie ledukai čia. Gal kokį išeis pagauti leduką. Nelabai. Ir žaibai denga. Kur tie mano žaibai? Davai kokį gerą vieną duokit žaibą. Publikai parodyti. Eik, kas čia dedas. Kaip sakiau, pusę valandas iki pasaulio pabaigos, tai nepraėjo pusę valandas, kokį 15 minučių. Nu ledas suriuks. Gaila tik tais, kad nieką valgyt gerti neturiu. Nu vandens turiu biškį, bet tiek ir te turiu. Lauk viskas. Upeliai bėg vandens, kiek kritulių. Ir čia, žodžiu, visą kelią, kiek važiavau, nei vieną tokią kažkokią stogiuką nebuvau radęs. Vos tik čia pradėjo tais ledukais daužyti. Bam, iš karto žiūriu, stogiuks yra. Tai, kaip yra posakis, geriems žmonėms sekas, tai man tikrai pasisekė dabar šiuo atveju. Matot, kokie ledukai. Pajūtu. Jau striukiau užsidėjau, nes šalta daro. Nepanašu, kad čia nustoti noriu. Gal išlaukti kažkaip. Na, kol kas per šią kelionę nebuvo tokia ora, kad ledukai daužytų. Čia dabar tik tai pasitaikė. Bet niek, slogiuką turim, išgyvensim. Žodžiu, jau turėjo pagal viską baigti čia viskas. Bet niek čia nesibaigė ir rodo už pusę valandos, kad vėl žaibos. Nežinau, jau yra dabar 6:30. Tai radau, yra toksai hoteliuks už 15 km nuo čia. Bet čia 5 eurai, tai brangus. Bet nežinau, nes iki to sekančią žiūrėjau 49, kur planavau. Tai, ką žinai, čia apie lietų ir žaibus pavyks man tą kem 9 įveikti. Tai gal reik mautis lietpaltį, nes vis dar lyn, apstoja biški, bet lyn dar. Tai manau, reik mautis lietpaltį ir bandyti tą 15 km per lietų kaitinti iki to kažkokią hotelę ir imti tau šiam 5 eurus. Nors ir brangu, bet tai, ką padarysi, ką žinau. Lauke tikrai per tokį orą nemiegosi. O jeigu čia nuo 7 vėl užeis žaibai, nežinau. Manau, kad reik mautis lietpaltį, bandyti judėti.
pradėjau ką tik minti prieš minutę laiko. Tai šiaip šalta tikrai. Ir esmė tame, kad buvo čia 3-5 prieš valandą gerą, o dabar 19 laipsnių telikė. Nu tai čia temperatūra gerai krent. Tai nežinau, bando minti. Kol kas bent jau mačiau tą degalinę kažkokia bus, tai bent jau iki tos degalinės pradžiai numinti. Kažką gal valgyti, pasiimti, kokios kavos. Ir tada iki to hotelio gal už 5 eurus varysi, nežinau. Kol kas nieko nesisakau, bet reikia už tos stotelės įdėti, nes ten toj stotelėje kokią valandą 15 prakimarinau, kažkas tokia. O čia, kad kažkas baigtos, nelabai matos. O naktį praleisti toj stoteliai, tai irgi nesinoriu. Tai nežinau, judu. Matysiu, kaip čia kas šiandien gausis. Važiavau šią degalinę. Tikiuosi, kad tur kokį dešrainį. Aišku, kad netur. Nieką nepirkau. Nežinau. Bandom toliau važiuoti. Nes valgyti tai stipriai noriu, bet ten kokį 7 daysą valgyti tai net nenoriu pagalvoti apie tai. Bankomatas, pinigų reikia nusiimti iš karto. Radau kažkokią kavinę, pasiėmiau kažkokį submariną, kavos, bandom pavalgyti, įdysim toliau. Žodžiu, ten tas submarins šalsbava, nešildyt toks, jis yra toks riba, bet pavalgiau. Kaip man čia dabar pralys. Žodžiu, suvalgiau tą submariną, atsigėriau kavos ir dabar čia, kur planavau šiam kažkelis tos eurus tą hotelį, tai šitam miestelį yra. Bet tai dabar truputį pragedrėjo tos ors, nusiėmiau tą lietpaltį, pasilikau tik tais su maikė ir tą balionkę. Tai žodžiu, judam iki to, kur iš pat pradžių planavau, nežinau, dabar yra beveik 7:30, iki 9, manau, sujudėsiu, gal iki 9:30, nežinau, bet, nu ką darysi, reikia įdėti. Tai žodžiu, iki to kitą liko 3-5 kilometrai, tai 3-5 kilometrus ir per tos 3-5 kilometrus 200 metrų sukelimą. Tai žodžiu, dabar pasistiprinęs kavos atsigėręs, tai judam. Be to čia tokiuose va miestukuose, tai milijonai šunų, belekiek šunų, bet tai lygtais visi pasyvus, gal ir tiek, nieks nei loj, nei kažką, tai nežinau, gal nebus problemų su šunim čia Graikijai. Trumpam staptelėjau, nusimau tą strikę, nes čia į kalną reikia poti, o saulėkį kaip kažkiek čia šviečia, į tą nugarą kaitin, tai su ta balionkė nėra gerai čia į tą kalną minti. Iš karto akiniai rasuoti pradeda. Da kaip visas toks drėgnas, tai nusimau, žodžiu, vėl su maikė varau. Ir be to čia iš po to lietaus visko pilna čia kažkokių sraigių, keltų, mėtos. Tai čia išvien per juos važiuoju. Bet tai neapvažiuosiu čia visų, kiek jų čia daug yra. Žodžiu, reikės palaikyti dabar tempuką. Čia iki tos Jonavas, kaip jinai vadinas, kad šiandien normaliu laiku da pasiekčiau tą hotelį. Ir be to, bukintis niekada nesibukinau, nes čia kaip ir sakiau, rodė, kad nuo 7 vėl gal būti tie žaibai ir panašiai. Nors dabar jau 7:30, kol kas dar nesimato tų žaibų. Nu bet apdraug, kažkas pakryps ne tą linkme, kaip suplanavęs esu. Tai kol kas nieką nesibukinu, užsibukinsiu, kaip kokį 10 km bus likę iki to hotelį. Tada, kad ir griaustinis dar kažkas bus, tada 10 km damušiu. Čia nuo tada, kai pavalgiau, iš karto tas kalnas prasidėjo. Ir sakiau, 200 metrų sukilimą iki to hotelį. Tai va dabar tas kalnas buvo, kiek čia, kokie 4 km. Per tos 4 km 107 sukilau. Tai reiškia 8 sukilimą tebelika per ateinančius 29 km. Tai arba bus lygumas, arba bus nusileidimas. Tai manau viskas čia normaliai gausis su to hoteliu. Normaliai visai, kol kas čia minas. Tarp 20-25 eina tą greitį laikyti. O, kažkoks didelis gyvulys girdėjau buvo.
krūmuose. Bet nesvarbu. Žodžiu, tik mintas, aišku, dar smagiau, jeigu nebūtų kiaurai šlapias kojas ir kojinės. Ir batai. Bet, nieko nepadarysi. Nestosi džiovintis batų, mautis kojinių. Tai kol kas kaitinu dar kokius 10 kilometriukų bandysiu nukaitinti. Tada stosiu ir apsižvalgysiu jau tiksliai, ką daryti su hoteliu. Šernai, tai greičiausiai ten krūmuose, kur girdėjau didelį gyvulį, tai greičiausiai šernas ten ir buvo. Žodžiu, sustojau, užsisakiau už 42 euriukus tą hotelį. Žiūrėjau nuo čia, yra 20 km likę. Tai pailsiu porą minučių, nes užpakalį jau stipriai čia paskauda į tos kalnus kilti. Ir bandysim damušti tą 20 km. Žodžiu, susižiūrėjau į tą hoteliuką, check-ins iki 12 valandas. Tai ramiai spėsiu, bet norisi vis tiek kuo anksčiau atvaryti, nes dabar turim po 8:25 ir dar 20 km lieka. Tai, nežinau, žiūrint kaip čia tie kalniukai dar, nes bus ten šiokių tokių didelių kalnų jau nieko nebebus, bet kad ir tie maži kalniukai atimto greičio ir jėgų, tai blogiausia atveju, manau, pusę 10 jau tikrai būsiu. Į kokią parduotuvę suspėsiu, manau, užlėkti per tą laiką. Tai kaitinam, žiūrėsim kaip čia seksis. Biški be to vėsų jau daros, nes visas toks drėgnas, koja šlapias. Čia, jeigu pavėsį išlindi, tai nėra labai karšta. Bet ką padarysi, toks gyvenims. Jonija ta mano, 16 km. Varom tolyn. Be to, kuro kainas Graikijoje. Dizelis €7, o benzas 2 eurai. Tai biški brangiau negu Lietuvoje, man rodos. 10 km iki Jonavos. 7,5 km liko. Jau normaliai šalta daros. Ir temti pradeda. Reiktų sustoti. Šviesikę tą galėjai įsijungti, kad nebūtų kažkokia eismo įvykė netyčia. Da nėra taip tamsu, kad nematytų manęs, bet vis tiek geriau. Tai nežinau, kažkur pamatysiu kokį sustojimą normalesnį, nes dabar čia žieds, matau, bus dar kažką čia, kur autostradas kažkokias važiuoju, nelabai noriu stoti. Tai matysiu, kaip rasiu kažką, staptelsiu greitai. Atvažiavom lygtais į tą Jonavą, ar kaip jį čia vadinas, kiek čia iki to hotelio, 2,8 km. Tai čia pro miestą, dabiški pralėksim, ten mačiau vos ne miesto centre kažkur tas hotelis yra, o Jėzau. Čia šiaip iš tikrųjų autostrada ar kažkas tokia, tai normalus kelias, bet miestuose, jau čia ne per vieną tą miestą pravažiavau, tai miestuose tai baisus keliai, bet autostradas geras, bet miestai baisus kelių atžvilgių. Reikia atsargiai miestuose važinėti, jau neprisidraskysi čia ant 25 ramiai, čia kiek ant 19-20. Tai žodžiu, įdu iki hotelio. Čia turėtų būti tiesiai tas hotel Egnati, kaip čia, žodžiu. Čia kažkur tais. Bandom eiti. Pasiekiau. Labai jau čia toks paprastas hoteliuks. Na bet, ką žinau, viskas yra kur reik. Dušas, tualets, viską. Tik tais čia įjungia šviesą su ir taip tamsiai. Čia tas gal, vaizduoju. Kažkiek biški šviesiau, šiaip tamsu labai tam kambarį. Bet, su ta šviesikė turėtų užtekti. Tai žodžiu, kiek čia turim tų valandų? Po 9:34. Tai, ką aš žinau, normaliai. Tik tais, kažin ar man batai išdžiūs. Nebent čia tas atsukus šilumą. Bet čia lygtis atsukta įraikį.
iki galo. Visas apkalkėjęs kažkoks. Kažkas lygtais suveikia. Atsukam biškį daugiau. Pažiūrėsime, jeigu duos šilumos, tai tada turėtų išdžiūti batai, nes kitaip neišdžiūs man batai iki rytaus. Tik tai jaučiu, geriau reikėjo ne čia, ne kambarį atsisukti, o voniuoju atsisukti. Nu pažiūrėsiu, jeigu šildys, žodžiu, anas, jeigu matysiu, kad eina šiluma, tai tada aną pajungsiu ir tenais paliksiu batus. Tai toj, žodžiu, pasijungiu kompiuteriuką, pažiūrėsim, kiek čia per šiandien numyniau, nes pats nežiūrėjau šiandien beveik visą dieną, kiek čia numyniau. Taigi, vakar baigiau su 3:4:30, tai per šiandien numyniau 118 km ir peržengiau 3,5 tūkstančio kilometrų ribą. Tai solidžiai padirbėjau ir be to pagal mane apie 1200 sukilimo šiandien buvo, nes vakar maždaug buvau baigęs su 6700 likusiais sukilimo iki kelionės galo, dabar 5,5 yra, tai apie 1200 sukilimo šiandien buvo, tai pakankamai čia solidžiai šiandien padirbėjau, neskaitant to, kada beveik 1,5 valandas ten nuo to lietaus slėpiaus. Ir plus dar čia valandą atsisuka laiks į priekį atgal. Nu žodžiu, 1 valandą praradau šiandien dienos, tai viskas liuksiai numaudyti. Ir dar perduosiu kažkokių tais naujienų, kaip čia kas, kaip jau išlysiu iš dušo, persirengęs viską. Nusimaudžiau viską, žodžiu, turim problemą, bet ir turim šiokį tokį sprendimą. Tai radiatoriai neveik, šildymus išjungti, nes vis tiek čia plus 30 ir panašiai. Tai batų niekaip neišsidžiovinsiu. Nuėjau į registratūrą, paklausė, sakau, gal koks boilerio kambarys yra, da kažką, kur karšta būtų, kur galėčiau batus išsidžiovinti. Sako, no. Bet sako, jeigu tenka, galiu duoti feną. Tai ką, žinau, einu su fenu džiovinti batus, čia kokį pusvalandį pavarysiu su to fenu, ką žinau, gal išdžiūs tie batai. Tai, žodžiu, kol kas tiek varau džiovintis batus. Taip ir gyvenam. Džiovinam kojines. Džiovinam kojines ir džiovinam batus. Bet šiaip visai gerai džiovin. Kojines, bet to išsiplovau, negalvokit, kad smirdančią čia džiovinu. Išsiplovau, dabar džiovinu tik tais. Aišku, batai tai neplovau, kaip yra, taip yra su batais. Bet visai šiaip neblogai čia, atrodo. Ir tie batai, ką žinau, visai atrodo, kad čia džiūm gerai. Kiek čia kokį 10 minučių kol kas pavariau, jau visai tokie sausoki atrodo. Tai dar kokias 5-10 minučių pavarysiu ir eisiu tada jau ilsėtis. Jau šiandien tikrai nebus laiko šiandien video editinti ar kažką tokio daryti, nes jau 10 valanda yra, tai ką aš nieką nebeprieditinsiu. Tai pasilisėsiu, pakimarinsiu ir tiek. Tai kol kas tiek tam kartui. Nu tai ką, hybryti, turim be 5 minučių 12. Čia lavikiai kimarinau video, žiūrėjau visokius. Liusiuos ir tiek, nieko nedirbau prie kompo, neditinau jokių video. Tai 39 dieną greičiausiai užbaigiam taip. Jau manau laiks eiti miegoti būt. Tai tam kartui tiek ir labanaktis iki rytojus. O rytoj be to lauk labai dideli kalnai. Tai matysim kaip seksis.